Sveiki, čia Grifus FPV ir šitų video mes pradėsime ilgą seriją drono rinkimo. Dronas yra Flyfish Volador antra versija VX. Aš statau 6 inčių, bet visiems siūlau statyti 5 ir video prašymai bus visos detalės surašytos, linkai, kur ką nusipirkti, kokius prietaisus nusipirkti, stekas, video siųstuvas, radio imtuvas ir taip toliau. Ten pradiniai daly video, kur aš ten detalės rodau, kurios atėjo užsakytas. Ten kelis pakeitimus mes padarėme, ten iš principo mes naudosime SpeedyB video siųstuvą. Ir paskui vėliau aš dar pakeičiau radio imtuvą, bet video bus padarytas praktiškai pilnai su pirma versija radio imtuvo ir aš tik tai jau pačiam gale pakeičiau į tą dual band naują XR1. Tai va, kadangi aš statau 6 inčių droną, mano drono varikliai truputį kitokie, propelerių 6 colių dydžio, bet šiaip yra viskas visiškai tas pats. Pati serija yra ilga ir gal kai kam nuobodi bus, bet čia jau aš grinai parodžiau visus žingsnius, ką reiškia statyti droną, nežiūrint jokių video, grinai iš galvos susipirkus detalę ir paskui pabiški bandant viską pritaikyti, darant įvairius pataisymus. Ir sakau, būtinai skaitykite video prašymus, nes ten bus sudėti visi linkai. Sakau, šitam pirmam video ten visos detalės surašytos, visi linkai, ką pasirinkti, iš ko pasirinktas, bus kelių variacijų, pavyzdžiui, variklius kokius galima pasirinkti. Taip pat pagrindinių instrumentų pirmam video reikės, tai bus atsuktuvų rinkinys, aš įdėsiu linką ir varžtelių. Varžteliai šiaip ir su rėmu ateis, bet galų gale, jeigu jūs kažkokį kitokį rėmą nusipirksit, ten 5, 6, 7 inčių, kaip jūs norite. Aš ir variklių dydžius atitinkamus parašiau tenai, jeigu sugalvosite netgi 6 colių droną statytis, tai aš įdėjau ten dydžius variklių su KV parametrais, kokius galit pasirinkti. Bet sakau, geriausia statytis yra 5, nes ten visi presetai, Betaflight tai yra daugiausia 5 inčių colių dronams pritaikyti, tai ten papildomai daugiau jokių nustatymų nereikės daryti, bus visiems, ypatingai, kurie tik tai pradeda su FPV, kad jums nereikėtų galvos laužyti ir jūsų dronas iš karto daugmaž normaliai skris. Ir sakau, su kiekvienu video ten aš dar dadėsiu kokią įžangą, su kokiais patikslinimais, bet svarbiausia skaitykite video prašymus, nes ten bus įvairiausių linkų, su kokius įrankius naudoju, kokias detalės yra naudojamas ir taip toliau. Tai sėkmės visiems ir galite pamatyti, jau čia dronas surinktas, kaip suprantat, šitas video yra iš ateities, jisai jau skridoma, bet jūs pamatysite visus žingsnius, kuriuos reikėjo praeiti, kad šitas dronas skristų. Šiandieną gera diena, atėjo galų gale visos detalės, kurios mums reikalingos. Pradėsime statyti droną nuo nulio. Pirma dėžutė tai mūsų Volador rėmas su visom TPU detalėm. TPU detalės tai yra 3D atspausdintos plastikinės detalės, kurios ten, galima visokius prietaisus pridėti prie rėmo ir taip toliau. Tas TPU yra jisai toks minkštesnis, ne visiškai kietas. Jeigu pavyzdį parodyt, čia yra paprastas plastikas, jisai kietas. TPU plastikas jis yra minkštesnis ir lengviau spraus dalykus ir kai smūgis būna nelūžta ir taip toliau. Tai daryt. Čia instrukcija, kaip rinkti pirmą detalę, tai bus praktiškai bus paskutinis dalykas, ką mes ant drono uždėsime, tai yra baterijos dirželis su velcro. Tai kas mes atidėsim į šoną. Ir pagrindinės dalis drono. Čia viršutinė plokštė, čia vidurinė plokštė, čia apatinė plokštė ir
4 kojas. Nu ir čia va pilna varžtų. Irgi va KPU detalių. Čia GPS tvirtinsis, ten antena ir taip toliau. Tu prasme, iškart pasakysiu, čia šitas dronas jau buvo surinktas vieną kartą, mes ją išrinkome, turėtų būti video mano kanale, aš įdėsiu linką tenai. Va, bet iš principo aš išrinkau visiškai iki nulio ir mes jį pradėsim surinkinėti kaip naują droną. Man šitos sienos labai patinka, čia yra Volador antra versija. Volador 2 rašosi ir mano modelis jisai yra VX. Tai reiškia, kad kojas yra granai tikslus X-as. Ten būna VD, jis yra Dead Cat vadinasi. Ta prasme, kojas yra labiau priekinės, labiau aklinkusios, kad propeleriai neužstuotų kameros vaizdo. Tai va tik toks skirtumas. Aš statau 6 inčių droną. 6 inčių tai skaitosi, kad vat, šito apskritimo, kur propeleris sukasi, skersmuo yra 6 inčiai. Vienintelis skirtumas nuo 5 inčių drono, nes jie turi irgi 5 inčių lygiai tą patį rėmą, yra tik tai kojų ilgis ir propeleriai, ir ten kitokie varikliai su kitokiom specifikacijom dedasi. Bet aš visą tai paaiškinsiu toj ir neužilgo, ir kai mes statysime. Aš visiems patariu pradėti nuo 5 inčių, užsisakykit Volador 2 VX arba VD. Didelio skirtumo nėra. Jeigu kažkas labai norėtų turėti kažkokias gražius video kažkada ateityje daryti, tai užsisakykite tą Dead Cat variantą. Absoliučiai viskas tas pats, tik tiek, kad ten kojų kampas bus biškiai kitoks. Nieko kito nieks ten nesiskiria. Bet 5 inčių Volador 2 ir mes statome VX6 versiją. Bet patariu visiems nusipirkti 5 inčių. Geriausia pradėti, nes ir visokios programinės įrangos ir taip toliau daugiausia yra 5 inčių. Aš 6 nusipirkau iš dalies per klaidą, bet ir tuo pačiu kaip pamatysite, bus kitas video mano kanale, kur mes išrinkinėjom šitą droną, aš tokį truputį turbo padariau. Ten su galingesnė baterija ir aš dėl to į didesnį norėjau, kad galima didesnės variklius uždėti ir taip toliau. Bet šiuo metu savo galvos dėl to nesukit. Nusipirkit 5 inčių rėmą. Jeigu tokio nėra, nusipirkit kokį kitą populiarų rėmą 5 inčių ir tiesiog sekite viską nuosekliai šitą drono statymą ir jeigu bus kažkokių specifinių klausimų komentaruose, parašykite, aš atsakysiu, jokių problemų. Ten galima dar papildomas instrukcijas atsispausdinti, va matote, čia yra darys papirėlė, ten varžtų dydžiai sužymėti spalvom ir kad toliau ten čia va, matote tie QR kodai, tiesiog su telefonu atsidarysit ir jums bus pilna instrukcija, visus šitos stylas galėsit atsispausdinti, tadės kai surinkinėsim. Arba kitas puslapis irgi tą pačią pailą. Maždaug va. Pirmas etapas, 2, 3, 4 pilnai surinktas ir čia daug tas pats, kas ten buvo. Kitas dalykas dabar, dėl variklių. Kadangi aš statau 6 inčių droną, mano varikliai yra šiek tiek didesniai, bet kadangi jūs dauguma, kaip aš patariu, statykite 5, tai jūsų varikliai bus šiek tiek mažesni. Čia va, kaip matote, yra V2207. Čia yra Velox varikliai, čia yra gera firma T-Motor. Velox varikliai, šitie oranžiniai yra vienas dalykas, kad skirtingų. Ne oranžinis pirkit, o ten kitokios spalvos, tiesiog kai įvesite į Google, jums išmes visas variacijas. Nusipirkite variklius, net jeigu ne šitos firmos, kitokios ten, E-Max ar Zing, ar daug jų yra įvairių. Nusipirkite, dydis yra 2207 arba 2306, bet geriausia 2207, jie toks populiariausias dydis, 2207. Ir kitas dalykas,
KV yra toksai dydis, tai yra maždaug kiek apsisukimų variklis padaro, kai jam duodi 1 vato ar 1 volto įtampą. Tai va, šitie varikliai yra 1500 irgi, jie buvo daugiau, aš juos pirkau tam turbo dronui, jums reikia didesnio KV. Pirkite 2207 variklius su 1800 KV rodiklių. Gerai, ne 1500 kaip čia, bet 1800. Varikliai atrodys lygiai taip pat, jie tik tai kitokios spalvos, jeigu Velox šitus pirksite. Ir dabar pradėsim pabiškį traukti visas detalės, ką mes naudosime šitam statui. Čia yra GPS-as, jau čia bus pačiam gale. Čia GPS antena, čia lipdukų visokių yra. Pati GPS antena, čia yra firmos HGLRC, kaip visos jos kinietiškos yra. Čia va kabelis, čia lituoti nieko nereikia, galima jeigu norim, čia va yra kontaktai, čia galima ir lituoti. Bet iš principo nusipirkite bet kokį populiarų GPS, jeigu norit nusipirkite su kompasu, jeigu nusipirksite bus ateityje geriau, nes mes dar visokių, ten bus papildomų funkcijų, galima su kompasu dabar su nauja programinė įranga Betaflight daryti, apie ką mes šnekėsime daug smulkiau, bet nusipirkite gerą GPS anteną su kompasu jau įstatytų ir kabelis čia jisai prisijungia. Kai kurie kabeliai lituojasi, kai kurie ateina su tais kištukais, GST, apie tai irgi smulkiau šnekėsime vėliau. GPS-as, toliau, čia yra vienas iš video siųstuvų. Šitas yra visiškai naujas, aš jį tik nusipirkau, jis yra 1 vato galingumo. Aš žinau, Europai ten legaliai negalima naudoti daugiau negu 25 mW, bet čia irgi galima jį nureguliuoti 25 mW, ten užprogramuoti jį, kad jis Europoje bus veikiantis, neturėtų būti problemų. Bet jeigu norėsit, galės padaryti, kad ir 1 vato galingumo. Tai va, pradžiai ten daugiau jums negu reikia. Čia antena, ir čia va pats, jis yra analoginis video siųstuvas. Firma Panda RC. Čia instrukcijos, taip toliau, apie tai irgi viską įvaliau mes šnekėsime atskirai. Čia kita detalė irgi, aš neišrinkinėsiu, dabar mes visų tai išrinkinėsim, čia yra burzgiklis, skambutis, taip sakant, čia kai dronas pasimeta, su radio kontrolierium galima jį jungti ir jisai jums pipsės, kad surastumėt žolėje ar laukuose, kai jeigu jis jums nukris kur nors ir taip toliau, ten net lemputai įsidega, jisai irgi HGLRC, tos pačios firmos gamybos. Šito dar nenaudojau, prieš tai aš naudojau kitos firmos Wi-Fi, bet atrodo panašus, tai vat galėsim išbandyti irgi su kabeliu ateinam, galim prilituoti, taip toliau. Toliau, čia yra LED lemputės, jau čia mes jau kai pilnai droną pastatysim, galėsim jį pagražinti ir pažiūrėsim, kur galima jas įstatyti ir taip toliau. Toliau čia yra adapteris video siųstuvo. Jis yra kaip tik, nes šitą anteną tai tokia niekam tikusi, bus statymui gerai įstatyti arba kokiam mažam dronui, bet mes ją norėsime geresnį anteną įstatyti, tai va čia tas adapteris, kuris į tą patį MMX kanalą įsistato ir paskui galime SMA anteną prisukti. Apie tai irgi, apie tos dalykus aš žinau, kad čia biškių jums per daug iš pat pradžių, pašnekėsime vėliau. Toliau čia kamera. Kamerą šitą aš jau esu naudojęs, bet aš viską supakavau, kad atrodytų kaip nauja. Irgi Runcam kamera, Phoenix 2, kaip atsimenu. Ateinančia su kabeliu, čia dar su 2 išėjimais, apie šitą aš paaiškinsiu vėliau, čia kaip kamerą galima reguliuotis, prijungus tokį mažą prietaisėlį. Parodysiu vėliau. Vat. Toliau čia.
čia pats grožis, čia jau kaip juvelyrinė tokių dirbinių dėžutė. Čia vat mūsų ESC, Electronic Speed Controller, ir mūsų FC, Flight Controller. Čia bus mūsų pagrindinė elektronika, kas leis mūsų dronui iš principo veikti. Ten po juo yra visokių dalykėlių, čia elektros kabelis, visokių gumyčių, kondensatorių ir taip toliau. Apie tos dalykus mes viską išsiaiškinsime vėliau. Čia yra SpeeDB, FC ir ESC. Geras komplektas, tikrai patariu, jis yra vienas iš pigiausių ir vienas kokybiškiausių. Čia yra SpeeDB F405 ketvirta versija, V4, tai vat patariu. Jau išspirėjot visą tą sąrašą, turėti iš anksto. Toliau čia yra, aš irgi jau yra naudotas, bet irgi va tokioj pačioj dėžutės, tik gražiau supakuotas. Čia yra kitas video siųstuvas, irgi SpeeDB. Jeigu norit, galite šitą nusipirkti, jis net galingesnis už tą. Čia reikia 1600 vatų. Aš nežinau, ar Europoje jos parduoda. O jis čia su antena pritvirtintas jau yra ir su kabeliu. Tai va, žiūrėsim, kuris man geriau veikia. Gal pradėsime nuo to naujo, kad kaip ten viską iš naujo nuo nulio pradėti. Tai paskui nuspręsim, kurį geriau naudoti. Toliau, čia dar kitas GPS be kompaso, bet mes šitą gal ir nenaudosiu. Toliau čia yra toks mažytė mikroschema. Šis kaip remote switch, toks kaip distancinis jungiklis bus, kad aš čia nesu naudojęs, bet prijungimas pakankamai paprastas ir čia mes jį vėliau, kaip pastatę droną, galėsim jį įstatyti, kad galėtume atskirai išjungti video siųstuvą, nes jisai kaista greitai ir jeigu mes kažką darome, pajungia elektrą prie savo drono ir neskrendam, šitie video imtuvai labai greitai perkaista. Tai va čia bus geras toksai dalykėlis, kad mes tiesiog su radio kontrolieriu, kaip ir visur elektra visam drone veikia, bet galėsime išjungti atskirai tik tai video imtuvą. Tai jau toks dalykėlis. Čia yra radio siųstuvas, video siųstuvas čia, o radio imtuvas yra čia jau iškart su antena ir su kabeliu. Jis čia jau prilituotas ir antena prijungta, bet aš viską atjungsiu, kad atrodo kaip naujas. Aš jau naudojau prieš tai, šitam pačiam rėme Volodoro. Aš sakau, mesgi jį išrinkome visiškai iki nulio, bet jį pilnai galime naudoti ir ateityje, tai aš jį tiesiog išrinksiu ir kai mes jau jį statinėsim, jūs patys pamatysite, kad galima viską, kiekvieną žingsnį, kad jūs suprastumėt, kur ką lietot, ką prijungti, kaip antena prisijungia ir taip toliau. Čia mūsų 4 varikliai. Kaip aš sakiau, mano varikliai yra šiek tiek kitokie, jie yra truputį kitokio dydžio. Šitą firmą Zing, irgi kiniečiai, aišku, bet šios geri atsiliepimai apie jas yra. Jie yra 2506 dydžio ir 1500 kV apsisukimų kiekis. Tai va, jeigu jūs statote, nusipirkot 6 inčių, tai pirkit tokius pačius variklius, bet jeigu ne, tai sakau, patariu, kad pirktumėt 2207 dydžio ir 1800 kV. Tai mano tiesiog varikliai šiek tiek skiriasi, bet tik dėl to, kad propeleriai yra didesni. Aš jums galiu palyginimui. Čia vat yra 6 inčių propeleriai, kuriuos aš čia naudosiu, o tai yra 5 inčių propeleriai, jų dydis skirtingas. Ir kodėl reikia skirtingų variklių ir taip toliau, apie tai mes pašnekėsime vėliau, kai variklius surinkinėsim ir programuosime droną. Toliau čia yra antenos, kurią mes galėsime pritvirtinti su šitų, vienu žodžiu, adapteris, jisai prisijungia čia prie video siųstuvo, o šitas galas
prisisuka prie kito galo adapterio. Angliškai vadinasi šitas daiktas pigtail. Tai va, kasytė. Man atrodo, čia taip vadinasi. Nu ir čia dar vienas adapteris, lygiai toks patys, vat, sakau, kaip gražiai vat, prisisuka, vat, kai turi tokį daiktą, galite anteną atsukti, jeigu neštės droną, kad nenulūštų, vat, paskraidę paimat, nusisukat, o šitą pigtailas jisai lieka prisijungęs prie šito, vat, galima tiesiog atjungti tą kitą anteną, vat, prisideda. Kita. Ir va. Taip viskas ir atrodo. Na, ten tvirtinimai ir taip. Skau, buvo tos TPU detalės, tos plastikinės būtent, jos yra naudojamas tvirtinti antenas, kur jos asistato kaip kronšteinai tokie špinis. Na ir va, dar čia keletą detalių yra. Čia dar atsarginis baterijos, tipo prisijungimas. Jis pas mus atėjo su mūsų juvelyrika šitoj dėžutėje, bet jeigu kažkas pirko tos FC arba ESI kitokios firmos ir jie atėjo be, gali atskirai tokį daiktą nusipirkti. O čia dar yra, nupirkau produkt, sakysim, naujo tipo radio imtuvai, kaip atrodo. Čia, jeigu kas turi nusipirkęs jau, tas vadinasi X-Band ELRS kultus, kur bangas galima siųsti dviejais skirtingais dažniais 2,4 GHz arba 900 MHz. Tai jau yra kitokie imtuvai, jie irgi LRS, jie taip pat bus galima prijungti šitą ir prie šito drono, čia skirtumo nėra, bet tiesiog pradžioje aš patariu visiems, daugumai iš jūsų naudos 2,4 GHz, tai to vieno mažiuko pilnai pakaks, ypatingai pirmam dronui. Bet jeigu kas, pavyzdžiui, jeigu kas sugalvosit didesnį droną arba tai didesniem nuotoliam, tai galima nusipirkti šitą X-Band, jisai, sakau, veikia skirtingais dažniais ir jisai turi True Diversity Gemini sistemą, kad signalai yra priimami dviem skirtingais kanalais ir dėl to dvi antenos ir ta pati antena veikia dviem skirtingais dažniais. Šitos didesnės antenos, jos yra skirtos 900 MHz, o šita mažesnė yra 2,4 GHz. Kuo mažesnė antena, tuo daugiau hercų ir taip toliau. Principas veikimo tas pats, čia yra ta pati ILRS sistema. Tai čia tik norėjau, kad pamatytume. Turim visas detalės. Na, aišku, irgi gerai, kad jūs turėtumėt bateriją bent jau vieną nusipirkę. Aš čia turiu didelę ličio bateriją, čia yra ličio jonų baterija. Aš ją naudoju dideliam dronui ir kai toli skraidau, jinai daug elektros išlaiko, jinai turi apie 8000 miliamper valandų, tipo 8 amper valandas. Tai čia tiesiog patogu, kai tiesiog prisijungi ir yra elektros, kai kažką programuoji, statai droną ir taip toliau, bet šitos baterijos šitam dronui negaliu naudoti, tiesiog per sunki ir per didelė. Šitam dronui naudosime šitą bateriją, aš naudoju Tatu firmos baterijas, jos yra tikrai kokybiškos. Patariu nusipirkti vieną ar dvi, bent jau pradžiai. Geriausias dydis 1400 mAh. Ir čia yra 5 versija. Tai tokia. Visien apie baterijas, tos dalykus mes irgi daug smulkiau pašnekėsime, bet jeigu jau turite arba galite nusipirkti, bet mes naudosime tokią bateriją. Jungiklis elektros yra XT60, irgi yra jų tam daug skirtingų yra XT30 jie mažesni, yra XT60, šitie populiariausių 5 inčių dronams, ir yra jau dideliem dronam, kur didesnė įtampa ir taip toliau yra XT90. Bet iš principo tų jungiklių yra milijonai, bet dronus FPV dažniausias yra XT60.
Tai va, visos mūsų detalės ir sekantis video mes pradėsime surinkinėti rėmą. Tikiuosi visi excited ir pradėsime statyti droną. Tai kiek? Pradedame statyti droną. Pirma dalis, surinksime rėmą. Čia mūsų pagrindinės detalės, čia viršutinė plokštė, kurios mes praktiškai nenaudosime iki pat praktiškai galo. Čia mūsų 4 kojas, čia mūsų vidutinė plokštė, čia mūsų apatinė plokštė. Čia instrukcijos, turėkit su savim, čia taip pat galima atsispausdinti iš šito QR kodo smulkesnės instrukcijas. Čia su varžčių dydžiais ir taip toliau, aš pabandysiu visą tai sekti, čia vadovai surinkimo etapai iš to QR kodo, čia maždaug yra tas pats, kas čia, o paskui tiesiog iš eilės viskas. O spalvom sužymėti varžtai, kokie naudojasi. Ant tų maišelių, kur varžtai pasisudėti, turėtų būti visi dydžiai, viskas surašyta. Stenkitės, iš principo reiktų teisingo dydžio varžtus visur naudoti, kad viskas mums teisingai susidėliotų. Gerai. Okay. Pradėsime nuo šitą detalę įsistato. Čia šitoks plastikas. Jisai vibracijai biškį padeda, ir šiaip gražu. Tiksliai nežinau, čia jis dėl dekoracijos ar kažkokių tai funkcijų irgi dar atlieka. Va. Čia mūsų priekis rėmo, čia galas, ar čia nesumaišyt. Paskui varžtai įsistato. Pradėsime nuo šitų mažesnių, čia varžtų dydis 12, bet šitus trumpesnius dėkite į šitas skylės. Tuo reikia. Čia yra apačia. Įstatykite jas čia. O kaip matot, tarp kito šitie varžtai ateina su šitom tokiam tarpiniam. O nepamirškite jas uždėti. Jas turi būti 8. 4 iš šitas kelias ir paskui bus dar 4 ant šitų ilgų varžtų, ant kurių dėsis mūsų visa elektronika. Bet pradžioj sukiškite šitus tik tai 4. Su dar vienas. Va. O tada mes tversime jį ir mes pradėsime dėti kojas. Kaip dar šitą įdėkit, žiūrėkit, kad tas strėlytė žiūrėtų į priekį. Priekis yra čia, o šitos 4 skylutės čia yra kameros rėmelio skylutės. Statykite čia. Ir kojas statosi, tuoj pasižiūrėsim. Šitie išsikišimai turi būti žiūrėta pačion. Tarp kitko, šitie plasmasiukai, jos iš principo galima uždėti pačiam gale, dabar jums nereikia. Aš tiesiog, kadangi šitas rėmas buvo išrinktas, aš tų plastikinių batelių, bateliai tokie, kaip ir remiasi į žemę, kai dronas nusileidęs, kad negadinti ir nebrozdinti anglies pluošto detalių. Jas apsaugo šiek tiek, aš jų nenuiminėjau, nes vieną kartą jas uždėjus, jis taip iššoka į skylutę ir jeigu aš jas dabar išiminėsiu, jos jau bus tokios atsilaisvinusios, aš nenoriu ištampyti to plastiko, tai aš palikau. Tai iš principo jų ten viršus apačia kaip ir neturi reikšmės, tik žiūrėkite, kad
vat atitiktų va šitos skylutės, kurios kaip paėmėm, į kurią pusę ir taip toliau. Iš principo turėtų viskas dėtis va tokiu būdu. Va. Taip, žiūrėkit, kad tas trikampis žiūrėtų į vidų. Štai, matot, jau iš karto man netinka. O va. Ir va šitą skylę eina į šitą varžtą. Tokiu būdu. Ir čia tuo pačiu viskas taip pat pasikartoja. Palaukit. Gal aš čia painioju kažką. Va taip susideda. Dabar važiuokit, va čia yra svarbi detalė. Čia iš principo viršus ar apačioje čia skirtumo nėra. Reikia gražiai įdėti tą tarpelį. Ir jį taip pabiškį, taip prijudinant. Reikia vienas varžtas jo, o antras iškrito, čia taip reikia viską prilaikyti. Ir svarbiausia, kad tas plastikas iššoktų gražiai. Taip biškį pajudinant. Va, iššoko. Ir tą varžtą dar galima įstatyti. O. Čia reikia prilaikyti taip. Dabar imame šitą plokštę. Čia žiūrėkit, va šitas vakar su graveliu. Čia yra galinė dalis. Čia žiūri į priekį. Ir kaip atsimenat šitas skylutės. Čia mūsų drono priekis. Čia yra drono galas. Čia šitas išpėvimas irgi eina į galą. Tai va jis statosi taip ir mums reikia pataikyti dabar, o šitas išorinės skylutės, čia yra įknėdytos veržlės. Mes apversime ir gražiai jau tai va padėsime. Ir mums dabar reikia tiesiog viską suveržti gražiai. Ne per jėgą, pasistengkite, kol visus 4 varžtus iš eilės labai lengvai susukite, kad viskas gražiai vietas ten susistatytų. Kitas dalykas, neperveršti šitų varžtų yra svarbu, nes varžtai padaryti iš labai kokybiško plieno, bet dažniausiai veržlių sriegiai ir visokie stoveliai ir taip toliau, jie yra visi aliumininiai ir ten labai lengva sriegiai nupjauti. Aš paskui parodysiu maždaug, kaip tą sukimo momentą, kokį stiprų laikyti. Aš vienam video mačiau, Chris Rosseris, jis toks žymus YouTubininkas apie FPV dronus, jis dažniausiai sako, kad tokie yra M3 varžtai šitie, kuriuos mes naudojame dabar, yra M3 dydžio. Reikia naudoti 3 pirštus, užsukinėjant, ta prasme. Ne taip, kad visa ranka, nes tada tikrai prasuksite sriegį. 3 pirštais, kai slysti jau pirštai pradeda, maždaug tai užtenka. Ir patys maždaug jauskite, kad, sakau, svarbus nesugadinti sriegio. Pajudinkit viską, kad viskas gražiai sėdi vietoje ir dabar galima maždaug taip užtvirtinti jau. 3 pirštais, vienas, kitas varžtas, trečias ir 4. Va. Ir jau rėmas pakankamai tvirtai sėdi. Dabar sekančius varžtus mes susuksime į šitas skylės, jas praeis per šitą kniedę ir čia mūsų šitie varžtai bus naudojami, ant kur mūsų visa elektronika susistatys. Čia yra 30 ant 30 dydžio. Milimetrų, aš paskui vėliau paaiškinsiu, kai dėsime elektroniką. O, dabar tiesiog iš tas skylutės susukit. Ir turėtų būti dar vienas. Šitų skylučių mes nenaudosime.
Nors jeigu kas, pavyzdžiui, stato savo droną su mažesniu steku, nes tie FC ir ESC, jie ateina kelių skirtingų dydžių, kaip jie dedasi ant rėmo. Mes naudojame populiariausią, 30 ant 30 mm, 30,5 ant 30,5 mm. Stekai, tai yra čia va šitie atstumai tarp varžtų, bet būna taip pat 20 ant 20. Tai va čia va šitos skylės skirtos tam. Tada vietoj to, kad mes čia suktume varžtus, mes tiesiog jūs prasuktume per šitas skylutes. Čia netgi net prasukinėti nereikėtų, nes ten kniedžių nėra. Jie yra mažesni. Bet dabar tiesiog susuksim varžtus. Skaučiai, vat atsuktuvų viskas darosi, bet kadangi aš jau biški, taip sakant, padirbėjęs šiam reikalą, aš biški ir tinginiais pasidariau, nusipirkau elektrinį atsuktuvą, nes kaip tik tokiem dalykams su tokiais ilgais varžtais labai padeda. Pradžiai patariu elektrinę atsuktuvą nenaudot, nes su juo irgi, jeigu jėgos neapskaitai, galima lengvai sriegius prasukti. Bet ateityje yra tikrai vertas įrankis nusipirkti, būtent tokiem ilgiem varžtam. Arba kai reikia dažnai tą viršutinę plokštę atsukinėti, nusukinėti, dėl kiekvienos smulkmenos 80 varžtų atsukti su elektriniu atsuktuvu yra daug patogiau. Va, ir sakau, taip lengvai pradžioje užsukite, o paskui jau priverškite rankom 3 pirštais, kaip sakiau, geriausia pojūtis. Nu va. Toliau tęsime. Dabar čia yra tokie šešiakampiai stoveliai. Prie jų kaip tik jie statosi iš tokios šešiakampės skylutės šitoje vietoje. Šešiakampės skylutės labai patogus dalykas, nes tada kaip jūs priveržinėjai, šitie stoveliai neprasisuka. Jie taip įsistato ir stovi. Ir būtent ant šitų 4 stovelių. Ir bus dar ten paskui kameros rėmas čia priekyje tvirtinsis ir gale dar bus porą stovelių. Būtent prie jų tvirtinasi viršutinė plokštė, čia per šitas skylės, kaip matote. Ir šitos stovelius prisisuka šitos 4 skylės. Ir paskui bus dar 2 stoveliai ir čia tvirtinsis prie kameros rėmų. Bet jie taip įsistato. Ir mes dabar turime prisukti juos iš apačios. Dabar dar kitas dalykas, žiūrėkite, ant daugumos varžtų, bent jau šitam rėmės pamatysite tokie kaip ir mėlyni dažai tokie užtepti. Šitas daiktas vadinasi Loctite. Okay. Ir jisai yra mėlynos spalvos. Loctite jisai yra įvairių spalvų, bet mes galime dronuose naudoti tik tai mėlyną spalvą, nes jisai iš principo, kai prisisuka varžtai, jisai sukietėja šitą pastą ir taip tiesiog neleidžia varžtam nuo vibracijos atsisukti, kai naudojatės dronu. Tos pastas galima ir pačiam nusipirkti, jisai būna dažnai kaip nagų lakas toksai, arba iš tubelės išsispaudžia ir užtepat šiek tiek, priverčiat ir po kiek laiko jisai sukietėja. Jokiais būdais nenaudokite raudonos spalvos Loctite, nes jisai kai sukietėja, jo jau neatsuksit, jisai visai kitokiem funkcijom ir projektam naudojamas. Bet dronams naudoti kitą mėlyną. Ypatingai varžtai tiems varžtams, kuriuos vieną kartą užsukot ir baigti, po šito rėmo praktiškai daugiau išrinkinėti kaip ir nebereiktų. Nebent sulaužysit koją, reikės pakeisti koją ir taip toliau, bet tokie dalykai rečiau atsitinka. Va.
Dabar šitie varžtai įsistato vat į šitas skylės. Čia šitoj schemą jie pažymėti mėlyna spalva. Čia varžtai M3 16. Kažkodėl. Tai jo, 16. Tai va, 16 yra milimetrų čia ir M3, nu, jų storis. Tai va, galima sakyti vieną pradžiai. Sakau, tik tai nesugadinkit sriegių, nes sakau, šitie labai lengvai sriegiai pareina, aš ne vieną juos esu gadinęs dar pačioj pradžioj, kad tik tai mokiausi viso šito, su šitų dalykų, nes sakau, šitie stoveliai jie yra iš aliuminio, sriegis labai lengvai nueina. Taip pat lengvai juos įspauskit, taip, nu, bandykite, kad patys jaustumėt. Okay. Paskutinis varžtas. Va. Nu, va, šitas daiktas, va, tvirtinasi, va, taip, va, čia, va, 4 varžtai įsisuktų, va, būtų mums kaip jau, kaip ir rėmas, praktiškai. Čia, va, statosi video siųstuvas, į tą tarpą mes įdėsime radijo imtuvą, čia priekį tvirtinasi kamera, šitą skylę įsidės kondensatorius, o čia į viršaus viskas susidės mūsų elektronika. Varikliai tvirtinasi čia. Atkreipkite dėmesį į atstumus tarp šitų skylių. Ant didesnių variklių šitas atstumas yra 19 arba 20, aš kiek tiksliai neatsimenu, bet ant šitų 5-6 dronų, 6 colių dronų, čia yra 16 mm atstumas. Tai vat, kai perkat variklius, atkreipkite į tą dėmesį. Kai perkat variklius, turėkite omeny, kokio dydžio varikliai turi būti. Aš statau su 2506 dydžio ir 1500 kV greičio variklius su 16 mm atstumu tvirtinimo varžtais, o jūs jeigu 5 colių droną statot, tai irgi bus 16 mm tvirtinimo skylių atstumai, bet jūsų variklio dydis yra 2207 ir 1800 kV greitis. Tai va. Dabar galime dar uždėti, parodysiu, kaip tvirtinasi. Čia, nu, aš netvirtinsiu jo, bet tik uždėsiu, kad parodyti, čia kiti stoveliai. Jie, matot, jau yra įspausti. Čia dar vieni 6-kampiai stoveliai tokie yra, kurie įspausti į šitą TPU. Aš ištrauksiu jį, kad matytumėt. Čia varžteliai yra. Jo, jie yra, man atrodo, vienodą dydžio. Jo, iš abiejų pusių nepameskit. Bet iš principo viskas veikia. Prie šitų TPU tvirtinsis video siųstuvo anteną čionai. Bus galima įvairias antenas tvirtinti ir čionai tvirtinsis dar GPS anteną prie šito dalykėlio. Tai va. Aš parodysiu. Tai va, čia.
šitie šešiakampiai, jie yra plonesni, mažesnio dydžio, nesumaišykite kitą komplektą, šitie yra didesni, šitie yra tiesiog plonesni, aš kiek atsimenu. Va. Ir jie dedasi čia ir iš apačios, va čia prisisuka su šitais varžteliais. Mes dar prie to vėliau prieisim, tai aš tiesiog dabar galvos nesuksiu. Susuksiu varžtelius atgal, kad nepasimestų. Vėliau čia bus dar kelios dalis. Šitas dalis dėsis čionai, jis kaip ir uždengia šitą tarpą ir apsaugo radijo imtuvą, kuris bus čia vidury. Šitie varžteliai. Praktiškai galim ir viską gal ir sudėti, kad jūs matytumėt gerą supratimą, turėtumėt, kaip čia viskas vyksta. Čia įsistato. Čia ir šitas varžtelis. Išsisuka čia mums reikės mažesnio atsuktuvo. Čia reikia, kad būtų 1,5 mm, mes prieš tai M3 varžtą naudojam 2 mm, čia šitie mažesniem varžteliam yra 1,5 mm atsuktuvas. Jisai įsisuka ir čia yra irgi kniedė įstatyta. Raštelis jis toks tik tokio dydžio, žiūrėkit, nepersukit, man atrodo, ta kniedė yra netgi plastikinė, nors gal ne, atrodo kaip ir aliumininė. Tie varžteliai yra labai tokio tikslaus ilgio, tikrai nepersukit, pasistengkit. Mes visiems paskui turėsime išimti tas plastikinės detalės, dabar tiesiog viskas sudedam, pasižiūrim, kad viskas veikia pas mus, viskas atitinka, kad nėra jokių ten trūkumų, ar varžtai netitinka, ar dar kas nors. Tai bendrą supratimą, kaip atrodo rėmas. Labai lengvai su šitais varžti, taip atsargiai švelniai elkitės. Ir dabar dar pabandysim uždėti kameros rėmą. Jį pasižiūrėti, kad viskas tai mums tinka. Čia tai susidaro iš 2 tokių šitų anglies pluošto detalių ir 2 atskirų tokie kronšteinai, jie irgi iš aliuminio, šis su tokiam guminiam detalė, kaip silikonas jis yra. Atlietas silikonas, komplekte yra jų keletą dydžių, o šitas storis skiriasi, nes kai kurios kameros, iš principo kamera tvirtinasi tarp tų gumyčių, jos tos kaip tarpinės. Kai kurios kameros yra 19 mm, kai kurios yra 20 mm ir kad jas nesitabuluotų būtent skirtingi dydžiai storio šitų gumyčių. Šitie rėmeliai sužymėti, čia yra right dešinė, L yra kairė. Tie taip susistato čionai, galime kaip prisukti juos, pasižiūrėsim, pamatysit viskas kaip atrodo gražiai. Tas gumytės galim pakol kas išimti, kameras mes dar nestatom. Čia yra viena skylė, palaukit, pirmą reikia įstatyti. Šitie jie yra simetriški, praktiškai galim naudoti bet kurioj pusėje, o iš čia įsistato į tas skylutes, o čia matytumėt. Tada kairė statosi čia yra tarpelis irgi įsistato čia ir šitą skylutę prisisuka pats kameros rėmas. Čia vėl M3 varžtas, 2 mm atsuktuvas. Pamiršau vieną dalyką.
Čia va dar dedasi, čia toks irgi TPU detalė iš plastiko minkšto, užsideda čia kaip apsauga iš principo priekių, kad nes dažniausiai dronas priekių trenkėsi, jisai apsaugo vienu žodžiu, anglies pluošto rėmą, kad jisai nesusidėvėtų. O jie dedam čia ir prisukam tą varžtelį. Čia būtina irgi nepersukti stipriai, nes tas plastikas minkštas yra, jeigu jūs iš visos jėgos suksite, tai arba sriegį sugadinsite čia, arba tiesiog tą galvutę varžtą kiaurai prakirs šitą plastiką. Tai vas pasistengkite irgi taip su protu privežt, kad laikytųsi, nedrebėtų, bet irgi, kad nesugadinti sriegio ir kad nesugadinti tos plastikinės detalės. Čia kryžiai statot, štelį įdedat. Taip lengvai. Va, ir kamera iš principo tvirtinsis. Čia įsistato šitos gumytės. Ar aš gal ne į tą pusę statau ją. Man. Va, kameroje tiesiog įsitvirtintų ten. Aš parodysiu, mes visiems pabandysim sudėlioti viską, pasižiūrėti tarp be jokių laidų, kad mums čia viskas tinka. Ir taip toliau. Iš principo galėtume mes tada ir šitą prisukti iš karto. Va. Čia, kaip sakiau, šitie yra mažesni M2 varžteliai. Tai naudojame 1,5 mm atsuktuvą. Taip įsistato į tą galvutę. Так. Taikiau. Aš nieko taip stipriai neveržiu, labai švelniai šitais stoveliais. Va, praktiškai, kaip matot, va šitie stoveliai čia yra. Ir rėmas tiesiog dedasi tiek. Taip va. Ir viskas. Tiesa, dar užsideda tie 4 tokie daikčiukai. Ir kažkiek suprantu mažina vibraciją. Čia jau kaip tik prie kameros įsistato, kad tarpo nebūtų. Buferiukas. Čia. Ir va, užsideda viršutinę plokštę. Mes turim gatavą rėmą. Iš principo, jeigu dar suverštume viską taip toliau, bet šiuo momentu mes to dar nedarysim. Bet kaip viskas veikia. Tokiu būdu. Mūsų rėmas kaip ir gatavas. Aš papulkas tos plastikus nuimsiu.
Bandysiu šitą nuimti. Va, matote, stoveliai stovi tiesiai. Šitas detalės, kad nepasimestų. Sumetu čia. Ir va. Sekantis video bus, mes sudėsim elektroniką, variklius, prisuksim taip toliau, pažiūrėsim, kad pas mus viskas atitinka, viskas telpa ir pasiplanuosim, kaip rinksime drono vidurius. Tai va.